Tai miltelinis dažymas ant karšto metalo, tai pakalbėsim šitą temą ir pakalbėsim, kokie yra pliusai, minusai ir ko tikėtis iš dažant ant karšto. Važiuojam. Aišku, nepamirštam spausti laiką ir jungiamės prie kanalo, kas neprisijungia, ir dalinamės video tam, kad... Tai dažymas ant karšto metalo, tai kada jisai reikalingas ir kodėl žmonės dažo ant karšto metalo. Visa miltelinio dažymo teorija tai neleidžia dažyti ant karšto metalo teoriškai, bet nereiškia praktiškai. Tai yra nerekomenduojama, bet kadangi yra visokių problemų dažant ant visokiais metalais ir panašiai, tai kai kuriais atvejais yra netgi neišvengiama ir reikalinga dažyti ant karšto metalo. Tai kas atsitinka dažniausiai dažant ant karšto metalo, tai vėl vadinamas hot flocking. Tai kaip jūs purškėte jūsų miltus ir purškėte didesnių sluoksnių ir miltai pradeda lydytis ir sušoka tiesiog, tai pasidaro kaip oda paviršius ir jau tada jie neišsilydo. Tai tokia viena iš didesnių problemų, plus gali būti vadinamas orange peeling, kaip spalva tiesiog praranda spalvą tokią, kokia turi būti ir jinai neišiškėja. Tai tokia iš karšto dažymo vadinama hot flocking. Aš asmeniškai esu turėjęs pozityvumo ir nepozityvumo dažant ant karšto, yra pasitvirtinę, aišku, tam tikrais atvejais. Tai kaip metalas yra problematiškas ir sunku jį nudažyti. Kitas dalykas, kaip jūsų ginklas, kurį jūs naudojate, nėra galingas užtektinai, kad nudažyti kelis sluoksnius. Tai priklausomai, kokie miltai naudojami, kartais net po vieno sluoksnio yra problema jau antrą padengti. Tai tokie dalykai kaip mašinų ratai yra gan problematiški, jeigu priklauso dar koks metalas ir panašiai, tai iškelia ir panašiai, tai reikalingas pilnas paruošimas, bet tai mes pakalbėsim atskiram video, o šitam tiesiog apie hot flocking. Labai yra svarbu pasirinkti gerą temperatūrą taisyklingą, tai aš žemiau nedažau 120 laipsnių ir tas dažymas jūsų turi būti labai žiauriai gerų sureguliuotų sluoksnių, po biškį skleisti to lygiai. Jeigu negalite kontroliuoti jūsų sluoksnio, kiek išeina, koks debesys vadinamas išeina dažų, tai tada vėl didelis šansas padaryti hot flocking, užpurškiant per daug miltų, toj vietoje sušoka ir viskas, tai reikia labai atsargiai ir viskas tolygiai, kad lydytųsi tolygiai per visą detalę. Esu įdėjęs daugybę video, kai kurios firmos dažo ištisai ant karšto metalo, tai nėra problema, tai yra, jeigu jūsų ranka gerai atkalta, jūs tolygiai debesį valdote jūsų miltų, taipogi viską tolygiai paskleidžia, temperatūra yra gerai, tai labai lengva, greitai ir gerai nudažyti, jokių problemų su to nėra. Plus, kaip žinome, milteliniam dažymą būna toks dalykas, kaip sunku prilipdyti ant tam tikrų briaunų, kampų ir panašiai, tai yra vadinamas Faraday, kur yra sunku prilipdyti tam tikros vietos, kaip kampai, briaunos ir priklausomai kokios formos detalė. Tai tokiu būdu vėlgi yra tam tikros technikos naudojamos, tai dažymas ant karšto ir aš esu tai nekartą daręs. Ir plus galima nuimti kilovatus visiškai arba žeminti kuo žemiau ir tada dideliu debesiu purkšti iš toli ir tikėtis, kad tai prilips. Tai kartais suveikia, kartais ne. Tai dažymas ant karšto vėlgi padeda prilipdyti tam tikrai sunkiai prieinamas vietas ir kur Faraday neprilimpa tokiu būdu. Turiu aš čia tokių ratų iš senų laikų pirkęs, kažkada su mintim, kad biškai pasitreniruoti. Ir aišku, esu aš jų padaręs, bet iš esmės pjausime, ko gero, nusipjausim iki čia. Tai mums nereikia viso pilno rato ir paskui dabaigsim smėliuoti ir manau galėsim tada šitą ratą atnaujinti, tai pabandyti net, pavyzdžiui, kelias spalvas. Tai čia va matom briaunus, galbūt jas mes laikysim raudoną ir kitą juodą, bet turim 4 ratus, tai turim daug spalvų. Aišku, kada tą darysim, bet čia neaišku, nėra pirmenybė. Pirmiausia, dar turim kitų darbų suplanavę, tai kaip prieis prie to laikas, tada bus viskas aišku. Nebijokit praktikuotis dažyti ant karšto, kai kuriais atvejais tai yra reikalinga, bet vėlgi nebandykite dažyti viską iš eilės karštą, nes tai yra daugiau šansų dažyti ant karšto suklyst ir kad kažkas nesigaus, negu normaliai paruošus detalę dažyti taip, kaip priklauso ant šaltos ir pagal visas taisyklės. Tai aišku, yra išimtinumų, pasverkite, kas jums geriau ir aišku, praktikuokitės, kokia temperatūra jums tinka, kaip jūsų įranga veikia su tom temperatūrom ir panašiai. Tai nepamirštam spausti laiką, dalintis video ir aišku, jungiamės prie kanalo, kas neprisijungia ir iki kitų video.